sakiau, labai didelis ačiū Birutei už skaidrės padarytas lietuvių kalba. Oi, netyčia perjungiau. Daug jų nebus, nes iš tikrųjų labai paprastas dalykas, sąlyginai paprastas dalykas, čia, kur mes dalyvaujam ir kur visus kviečiam. Ir labai geros galimybės. Labai visiems ačiū, kurie prisijungėt, va dabar paklausysit manęs, pasakysit, ar gal kas ne taip, tiesiog ką reikėtų pataisyti sekančiom prezentacijom. Ir dabar taip, bus pakaitom, prezentacijos bus Kryptex ir paskui Safir, kadangi mes visi, beveik visi, čia esantys ir ten dalyvaujam ir su abiem kompanijom projektais dirbam. Kaip sako, greičiausiai dievulis mus visus pabučiavo, kad kažkaip tai mums gyvenimas paėmė ir pametėjo tokias galimybės. Iš viso, kad mes esam tokie protingi ir domimės naujomis technologijomis. Nes visi žinom, tiesiog gimėm labai įdomiu laiku, kada pasaulis labai greitai keičiasi. Pas mus yra Nijolė vyriausia, ji daugiausia matė tų pasikeitimų pasaulyje, bet tai, kas dabar vyksta, tai yra kosminiu greičiu vyksta pasikeitimai. Mums labai yra sunku pripažinti tą dalyką, nes ilgus metus mes gyvenam ramiai. Ir iš tikrųjų tų dalykų, visų galimybių, naujų technologijų mūsų niekas nemokino. Tiesiog mes esam smalsūs, tokie iš prigimties ir va taip atsitiko, kad pradėjom domėtis tokiais dalykais ir mes ieškom. Gerai, va tokia va įžanga ir dabar pradėsim kalbėti apie Kryptex. Gal aš irgi paimsiu, papasakosiu, pradėsiu nuo mūsų istorijos, kaip mes čia atėjom Kryptexe, nes tai yra labai svarbu. Dėl ko svarbu? Už tai, kad tai, kas mus pakvietė, aš atsiprašau, tai man reikia atidaryti duris, nes pas mane ateina prezentacijos vesti patinas kartu su mums dalyvauti. Taip. Prieš 4 mėnesius, spalio 30 dieną, buvo lygiai 4 mėnesiai, kai aš aktyvaciją padariau. Tačiau visą šitą dalyką, realiai jau beveik prieš 5 mėnesius, mes pirmą kartą išgirdom. Taip atsitiko, kad mes nesijungėm čia iš karto, nes buvo pakankamai sudėtingas su pinigų pervedimu. Mus pakvietė žmogus pasiklausyti informacijos, tas, kur iš tikrųjų mes tikrai visi pasitikim. Manau, kad visi tai patvirtins, kurie yra ir kitam projekte, ir kitoj kompanijoje, nes tai Hansas, jisai labai saugo savo reputaciją. Kadangi jo kelyje anksčiau buvo labai daug haipų, greičiausiai kaip ir mūsų visų daugumos, kur visi bėgam, einam, kad kuo greičiau užsidirbt ir, kaip sakoma, tų pralėkimų, sudegimų. Kaip sudegimų, ne mūsų, bet mūsų finansų. Ir žinoma, kad jau mes žinojom, kad Hansas jau yra perėjęs irgi tokį kelią ir jisai žino, ką reiškia reputacija. Savo laiku jisai atsisakė haipų, nes tie, kas dirba su žmonėm, labai puikiai žino tokį vieną dalyką. Komandą surinkti yra labai sunku. Ją išbarstyti, bėgiojant, yra labai greita. Ir su tuo pačiu barstymu lyderis arba sponsorius arba tas žmogus, kuris kuria komandą, labai lengva yra prarasti reputaciją. Ir paskui vėl ją paimti atsistatyti yra sudėtinga. Šitą kelią ir aš praėjau ir dabar pasakyti visai man yra lengva. Labas vakaras.
Labas vakaras. Mes jau kalbam, Monika, mes jau kalbam. Man nieko tokio visai paimti ir pasakyti, Monika, įsijunk mikrofoną. Užstrigo. Daiva, dar, žiūrėk, pertraukiu biškučiuką mūsų pokalbį. Būk gera, pasek ir mikrofonus gerai, jeigu tu matysi, kad kur kažkas pradeda šnypšti. Aišku, ačiū. Man dabar paimti ir pasakyti, kad aš praėjau tokį kelią, yra lengva, paprasta ir visiškai negėda, nes iš tikrųjų buvo laikas, kai aš priėmiau visus šitus dalykus kaip pamokas. Ir tą visi praeinam. tą visi mes praeinam, kurie pradedam dirbti internetu ir jeigu mes pradedam ir su haipais arba nuo haipų dirbti. Tai lygiai tas pats ir su Hansu. Ir mes jau žinojom, kad šitas žmogus, tai ką jisai paima ir pasako ir parodo, tai yra jo patikrinta, 100 kartų patikrinta informacija. Jo istorijoje buvo taip, kad prieš 5 arba netgi ir daugiau metų irgi buvo tokioj komandoj, kur visi bėga, kas nors naujo atsirado, visi bėga greitai vienas paskui kitą užsidirbti. Buvo tokia komanda ir vienas iš komandos lyderių jam pasakė apie Cryptex. Tuo metu jisai nepriėmė šito sprendimo irgi sakė, kad tai yra piramidė, todėl, kad buvo tokia patirtis su tokia komanda. Ir galvojo, kad vėl bus eilinis tokis pradegimas. Liko jisai tame telegramos grupėje toje. Visus tuos metus jisai sekė, jisai matė, ką žmonės gauna, kaip užsidaro kontraktai, apie kuriuos aš tuoj pakalbėsiu. Ir prieš 6 mėnesius, prieš pusmetį, nežinau, ar jisai tam savo sponsoriui parašė, ar sponsorius vėl jį užkalbino, kad išėjo taip, kad jisai susitiko, pamatė visus išvedimus, kad viskas realiai veikia tiek pat laiko, niekas neužsidarė ir sugalvojo pats prisijungti ir jisai tikrino mėnesį laiko. Prisijungė, bet paskui knaisiojo informaciją, ieškojo informacijos. Ir paskui taip atsitiko, kad jį apibarė kiti ir jisai pasakė mum. Labai esam dėkingi, kad pasakė apie šitą galimybę ir žinoma, galime jį pabarti už tai, kad jisai iš karto nepasakė. Nes laikas labai greitai prabėga. Ką aš kalbėjau pačioj pradžioj, kad buvo momentas, mes tiktais, kai atėjom ir negalėjom iš karto prisijungti dėl pinigų pervedimų. Mes praktiškai 3 savaitės laukėm savo pinigų, kol ateis iki sistemos pinigai. Tuo metu tai buvo labai ilgas tarpas. Mes tą Hansą ir savo sponsorius ten kiekvieną dieną po 10 kartų per dieną klibinom ir klibinom, kada mūsų pinigai pasirodys, kada mūsų pinigai pasirodys. Ir atrodo, viskas buvo tik vakar ir taip ilgai mes laukiam tų pinigų. O 30 spalio lygiai 4 mėnesiai, kai jau aš čia, jie nespėjo pralėkti. Jūs tuoj suprasit, kodėl aš kalbu ir apie metus, ir apie laiką, kad taip greitai viskas pralėkė. Ir kokiagi čia sistema? Viskas yra sukurta decentralizuotoj sistemoj. Mes visi žinom, kad decentralizuota sistema, decentralizuotas blockchainas yra pati saugiausia vieta mūsų finansam. Žinom, kas dabar vyksta pasaulyje. Žinom, kas dabar vyksta su bankais, kaip jie nori turėti kontrolę, mus kontroliuoti, mūsų pinigus kontroliuoti. Ir kuo toliau, tuo smagiau visi tie dalykai, kabutėse žinoma, smagiau darosi, ta kontrolė didėja ir niekam nepatinka tokie dalykai. Yra grupė žmonių, kurie išmano, kaip sukurti sistemas, tiesiog išeinant iš bankų,
arba naudojantis ir tom sistemom. Ir bankiniam sistemom, ir decentralizuotom sistemom. Jūs tuoj išgirsit, kodėl yra pati saugiausia vieta mūsų finansam decentralizuotas blockchainas. Bet prieš tai aš noriu labai trumpai pasakyti, kasgi visą tai sukūrė. 2016 metais gruodžio mėnesį, kaip tik ir buvo paleista šita sistema, Cryptex, ir ją sukūrė apie 100 žmonių, tai yra didelių bankų valdytojai, didelių kriptobiržų valdytojai ir savininkai, ir draudimo kompanijų savininkai ir valdytojai. Viskas prasidėjo nuo šito. Jie tokie patys žmonės kaip ir mes, jiem lygiai taip pat nepatinka kontrolė, bet nuo kontrolės niekur nesidėsim, todėl kad visas pasaulis eina link to, tiesiog taip yra, tokioj sistemoj mes gyvenam. Kas domisi kripta, žino, ką tai reiškia stakingas. Čia ir yra sukurtas stakingas. Kas nežinot, aš labai paprastai pasakysiu. Stakingas yra labai panašu, jeigu mes lyginsim su panašiais dalykais, ką mes išmanom ir žinom, tai yra labai panašu į terminuotą indėlį. Žinot, žmogus paima kažkokią pinigų sumą, nuneša bankui ir ten padeda metam, mėnesiam, 6, 4, nežinau, kokios ten tos būna sistemos, aš pati nededu ir nedėjau, gal būna ir keliem metam, bet taip, mainais gauna procentą. Nes bankas tuos žmonių pinigus, jisai perskolina kitiem, kurie moka palūkanas, bankui palūkanas. Ir paskui bankas mažytę dalį atiduoda pirmiejiem, kurie padėjo pinigus į terminuotą sąskaitą, indėlį. Stakingas yra kažkas panašaus, jeigu paprastai kalbant. Ir dabar apie pačią sistemą. Kurgi čia mes dalyvavom, kodėl mes čia reikalingi, kodėl čia apie bankus kalbu ir iš viso, kaip tie pinigai pas mus atsiranda ir kokios sumos jos ateina. Dalyvauja bankas, jūs matot dešiniai pusiai, dalyvauja draudimo kompanijos 2, viskas yra decentralizuotoj sistemoje, decentralizuotam blockchaine ir yra DeFi hibridinės sutartys. Ateina žmogus į sistemą. Kadangi tai decentralizuota, nereikalauja net mūsų nei vardo, nei pavardės, lygiai taip pat, kaip ir mes net nežinom tų žmonių pavardžių, kas visą tai paėmė ir sukūrė. Reikalingas tik tais elektroninis paštas, pageidautina ir rekomenduotina Gmail ir susigalvojam savo slaptažodį. Visas kontraktas mums kainuoja $100. Tai yra, galima taip pasakyti, šitie pinigai nėra investuojami. Mes perkam kontraktą. Už tuos pinigus yra mums paimama banke paskola dalyvio vardu. Čia labai išskirkit šitą dalyką, kad ne rasuoliai, ne daivai bankas duoda kreditą, paskolą, ne dariui, bet dalyviui, sistemos dalyviui. Ir tas kreditas yra apdraudžiamas. Tai yra normalu. Ir mūsų paprastoj šitoj įprastoj bankiniai sistemoje, kai žmogus ima paskolą, tai yra reikalaujama būsto paskola. Yra reikalaujama, kad būtų apdrausta visa tai. Bet to bankai patys irgi bendrauja su draudimo kompanijom ir irgi kiekvieną indėlį draudžia. Tai yra paskola draudžia. Įprasta tokia praktika, čia lygiai tas pats irgi taip yra taikoma. Vat todėl bankas ir duoda tuos kreditus dalyviui, nes čia dalyvauja draudimas. Kokie yra tie kontraktai? Kontraktai yra 3 metam, galim pasiimti 5 metam, 7 ir dabar yra ruošiama 10 metų. Kol kas dar jų nėra, atsiprašau,
Mes atėjom tokiu laiku, kai jau anksčiau buvo 2 metam, bet mes atėjom tokiu laiku, kai jau 2 metų kontraktų nebebuvo, jau jie buvo uždaryti. Ir dabar mes galim rinktis visus variantus, 3 arba net po kelis variantus, arba kažkurį tai, kiekvienam pagal jo poreikius, pagal norus ir pagal piniginę. Jeigu mes pasirinkam 3 metų kontraktą, mums duoda mūsų kaip dalyviui, duoda 32 240 tokį kreditą ir jisai iš karto yra padedamas į steikinimą. Mes negalim šitų pinigų įsivesti, pavyzdžiui, nusipirkti automobilio. Tiesiog jie padedami steikinti ir mes gaunam už tai palūkanas. Viską mes matom pas save kabinete. Ir kiekvieną dieną mums yra užskaitomi pinigai, kokios yra išmokamos palūkanos. Visiems kontraktam nuo 0,1 iki 0,2 procentų per dieną. Tai yra plaukiojantis procentas. Šiaip visumoj paėmus, tai yra labai nedidelis procentas, bet didesnio procento rinkoje, jeigu kas siūlo, tai tada reikėtų taip atsargiai pasižiūrėti. O čia yra sunkus procentas ir normalus procentas, bet kadangi yra sumos nemažos, tai kiekvieną dieną pas mus kapsi jau ne doleris, ne 2, o daug daugiau. Jeigu mes pasirinkam 5 metam kontraktą, dalyviui yra duodama paskola, kreditas 43 200. Vat nuo tokio kredito per pirmas dienas maždaug įkrenta apie 40 su virš dolerių. Ir dabar dėmesio, tie įkritę pinigai, kiekvienos dienos palūkanos, kurias mes gaunam, yra iš karto sekančią dieną vėl pastatoma ant steikinimo, tai yra reinvestuojama. Pinigai daro pinigus. Kiek 7 metų kontraktui 7 metų kontraktui irgi tokia pati suma yra duodama kaip ir 5 metų kontraktui. Dabar kiek gaunama pasibaigus šitam laikotarpiui? 3 metų kontraktui pasibaigus pas žmogų įkrenta 32-36 maždaug tūkstančiai. Kodėl nuo iki? Sakau, todėl, kad ir procentas yra plaukiojantis. Tikslios sumos niekas nepasakys. 5 metų kontraktai, kai pasibaigė, yra gaunama apie, taip irgi svyruoja, nuo 420 tūkstančių iki 470 tūkstančių, tai mes paprastai sakom, jeigu vidurkį imam, tai 450 tūkstančių. Bet gali būti ir mažiau, gali būti ir daugiau. 7 metų kontraktai dar nėra pasibaigę, tačiau yra žmonės pasiskaičiavę maždaug, kiek jie gaus. Tai yra apie 880 tūkstančių. Gerai, neimkim tiek daug, paimkim mažiau. Sakykime, apie 800 tūkstančių. Kodėl sumos tos tokios didelės? Todėl, kad nugaudamos. Todėl, kad pačios didelės sumos pradeda dirbti. Labai galima paprastai paimti ir pasiskaičiuoti, tiesiog kas nori, kas labai smalsus. Mes turim kitoj kompanijoje irgi steikingą, kur mums 10 metų yra tokis laikotarpis ir mes gaunam 10 procentų metinių palūkanų. Įsiskaičiuojam kiekvienos dienos palūkanas, kiek gautume. Ir jeigu ten ant steikinimo mes paimam savo pinigų ir pastatom 43 tūkstančius, tikrai pas mus nemažiau gausis, jeigu išlaikysim 3, 5 metus, 7 metus, tikrai nemažiau gausis. Taip, ką dar labai svarbaus reikėtų pasakyti šitoj vietoj? Taip, dabar maksimalus kontraktų skaičius yra 50.
ko nepasakiau dar labai svarbaus, kai sakiau, kad mums nereikia nei vardo, nei pavardės, iki tam tikro skaičiaus kontraktų nereikia. Ir vėl aš perbėgu. Iki 20 kontraktų nėra jokio keys, nereikia duoti savo duomenų. Tai yra neprašo sistema nei paso, nei adreso, mes tiesiog esam numeris, kurį mums suteikia sistemoje piniginis numeris, sąskaitos numeris, kaip ir visur kitur, ir figūruoja elektroninis paštas. Viskas. Kas perka įsigyja daugiau negu 20 kontraktų, jiem reikia savo duomenis paimti jau ir parodyti, nes to reikalauja įstatymai. Visa sistema yra neprasilenkia su įstatymais, jinai yra legali ir tiesiog taip reikia ir taip dirba. Šitoj sistemoje žmogus yra, jis nepapuola, jisai nedalyvauja, nes blockchaino sistema, kada yra paleista, ten žmogus neįsikiša. Ir faktiškai ji niekada nenutrūksta. Taip, aš sakau niekada, bet vis tiek, kaip ten bebūtų, negalim mes nei garantuoti 100%, nes maža kokie gali būti karas, maras, žinot, visokie tokie atvejai, nenumatyti force majeure, kaip sako, ir gali irgi, sakykime, kažkas tai pakišti koją. Tačiau kuo mes rizikuojam? Jeigu taip, mes rizikuojam savo $100. Ir viskas. Ar tai yra daug, ar tai mažai, ar tai rizika, ar tai ne, kiekvienas sprendžia pagal save. Pagal mane tai visiškai nėra rizikos. $100. Pritarsit jūs man, mes tą $100 per mėnesį tikrai išmėtom niekučiam, pirkiniam paprastiem, kurių tikrai galėtume nepirkti. Gal pas ką labai būna sunki, sakykime, finansinė situacija. Tai per 2 mėnesius išmėto ir viskas. O tikrai, be ko tikrai galėtų apsėti žmogus, bet mesgi nepastebim, kur tuos pinigus paimama taip. Išvaistom tikrą tą žodžio prasme. Jeigu čia paimsit ir pasižiūrėsit, o kodėl aš dabar įdomu persijungiau? Per daug pabėgau, dabar žiūriu, tai lietuviškos, tai rusiškos skaidrės. Jeigu pasižiūrėsit kairiai pusiai, tai čia yra tiesiog paskaičiuota, ir sudėta 1, 2, 3, 4, 5 dienos, kiek priauga ir kiek prisideda. Dabar žiūrėkit, gal aš padariau klaidą, sakydama, kad 32 240 duoda, nes čia yra 30 000. Ar čia tiesiog yra senų kontraktų įdomų paskaičiavimai? Būkit gerima, kas nors mane pataisykit, jeigu aš negerai pasakiau. Tyla? Mane girdit iš viso? Alio? Taip, gerai girdisi, Rasa. Aš visų klausiau, tai sakė 36 000. 36 išėjimas. Nuo 32 iki 36. Čia parašyta 30 240. Greitai, kas turit kontraktą 3 metų? Pasakykit, aš suklydau? Vis tik 32 000. Oi, 30 000 tai yra. Viskas, niekas nieko nesako. Gerai, žiūrėkit, kapitalas, va čia parašyta, nesvarbu, ar taip, ar taip. Esmė yra tame, bet čia paimta ir paskaičiuota. Ir paskui toliau dienos. Ir pačioj pabaigoje yra 60, va čia paskaičiuota 5357, bet mes gaunam žalias 35 000. Matot šitas suma. O 30 240 yra išminusuojama, grįžta bankui. Nors bankas kiekvieną mėnesį pasiima palūkanas nuo mūsų uždirbtų pinigų, draudimas kiekvieną mėnesį pasiima irgi draudimo sumą, draudimo mokestį, va taip mėnesinį.
300 mokam. Kiekvienas kontraktas yra apdraustas 108 tūkstančiais. Vat todėl ir bankai duoda, ir draudimui gerai, bankam gerai, ir tiem, kas sukūrė šitą sistemą gerai, ir mum gerai. Draudimas 200. Banko aptarnavimai 30 per mėnesį. Vat viskas labai išdėstyta. Procentai už kreditą vidutiniškai 6,75% per metus. Steikingas atlyginimas 24 valandas per savaitę dirba, ir viskas čia išdėstyta. Visa ta informacija, kurią aš čia tiek laiko kalbėjau, šitoj skaidriai. Dabar yra aišku ir referaliniai bonusai šitoj sistemoj. Referaliniai bonusai yra mokama iš to 100. Ką mes paimam ir sumokam. 69% keliauja į tinklą. Visiems. Realiai šitą visą dalyką tie žmonės galėtų ir už ačiū daryti. Bet žinot, už ačiū bet kas yra labai neįvertinama. Tai tiesiog jie pasirinko tą $100 mokestį, įtraukė į tą mokestį ir marketingo planą, kad visiems būtų gerai ir papildomai dar užsidirbti. Nes kaip suprantat, tai apie ką aš kalbėjau, tai yra pasyvios pajamos. O žmonėms reikia čia ir dabar irgi užsidirbti. Juo labiau, kad žinot, niekas už ačiū ir nereklamuos. Ir beje, apie šitą sistemą nors jau jinai, žiūrėkit, kiek laiko gyvuoja, nuo 2016 metų gruodžio, labai mažai yra informacijos. Labai mažai. Nes, kaip sakoma, pinigai mėgsta tylą. Ir niekas labai nenori viešintis. Realiai tokie dalykai, kas būna sukurta pasaulyje, tai yra kalbama tik tais tarp pažįstamų. Tik tais tarp pažįstamų rate. Internete, jeigu kažką pažįsti, neina ir nereklamuoja per visą internetą. Šiuo metu yra bendruomeniai truputėlį daugiau negu 300 tūkstančių žmonių. Tai palyginus per visą pasaulį yra tikrai nedidelė bendruomenė. Ir, kaip ir sakiau, kompanija moka ir tiem, kas kitus pasikviečia. Nes jūs suprantat, kad sistemai reikalingi žmonės, kad su įstatymais neprasilenktų, bankam labai gerai irgi, ir draudimo kompanijai labai gerai, juk jie taip uždirba pinigus. Tai bonusai, greiti pinigai, ir jūs mato dešiniai pusiai šitą skiltį, o kairiai pusiai, šičia yra dar įdomesnis dalykas. Kairiai pusiai jūs matot, ką gaunam 20 gilių į apačią, mes gaunam pinigų nuo pelno uždirbto, nuo to steikinimo. Kaip pavyzdys, sakykime, Daiva dabar pasikvietė Nijolę. Nijolė yra jos komandos žmogus, yra narė, ir Nijolė pasidarė 5 metų kontraktą. Pasibaigus 5 metų kontraktui, tai yra, kai jau Nijolė gaus, sakykim, imam dabar tokį tą vidurkį, 450 tūkstančių, Daiva iš karto tą patį momentą irgi gaus 8% nuo tų 450 tūkstančių. Čia matot, level, pirmas gylis 8%, ir toliau antras 5, čia kairiai pusėje žiūrėkit lentelės, trečias 5, toliau 5, nuo 5 prasideda 4, ir 3, ir 2, ir toliau ir 1. Realiai šita pirma lentelė, tai yra mūsų antras pasyvių pajamų šaltinis. Pasyvių pajamų, kur mes susikūrėm pašnekėdami. Į kairę, į dešinę. Taip. Žinot, pats geriausias, kas daugiausiai uždirba pinigų? Pasakykit man, kas daugiausiai uždirba pinigų?
Kur yra žmogaus vat, tas įrankis, kuris daugiausia uždirba pinigų? Liežuvis. Marketinguose. Šnekėjimas gal, Rasuolė, ne? Taip, liežuvis, mūsų burna. Ir ne tik marketinguose, bet visumoj, iš viso pasaulyje mūsų burna, mūsų liežuvis uždirba didžiausius pinigus. Netgi jeigu mes paimsim ir paprastą darbą. Kaip mes save pristatysim darbdaviui, taip jis mus ir nupirks. Sutinkat su manim? Be abejo, be abejo. Gerai, dabar nežinau, ką dar paimti ir pasakyti šitam paprastam dalykui. Gal yra kokių klausimų, gal kas paimkit ir priminkit, ko aš dar nepasakiau labai svarbaus. Įsijunkit mikrofonus ir va tiesiog. Pas mus Raimundas, taip? Raimundas pas mus yra? Ar klauso dar iki galo? Taip, esu. Kokių turit klausimų? Nežinau. Norėjau paklausti dėl mokėjimo. Kur čia mokėti? Ta prasme mokėti, patikslinkit, ar nusipirkti kontraktą, ar pasibaigus kontraktui, kur išsivesti pinigus? Ne, tai kur nusipirkti kontraktą ir kur įsivesti pinigus. Pati pradžia jūs domina, kaip? Taip, pati pradžia, na, aišku, ir pabaiga irgi. Gerai, aš paskui pasakysiu apie pabaigą, o dabar apie pradžią. Šita sistema, Cryptex, tai yra birža, ji priima bitcoiną ir bitcoin cash ir paskui ten konvertuoja į dolerius viduje. Per bet kur, kas tik tais išsiunčia bitcoiną arba bitcoin cash, iš ten galima paimti ir siūsti. Pavyzdžiui, Daiva, jinai siunčia per Change programą. Tokia kašiliokas yra vadinamas, piniginė. Birutė irgi turi, kiti turi. Vat Darius, pavyzdžiui, mūsų, žinau, kad siunčia iš biržų. Tiesiog iš kortelės čia negalima. Mes turėjom tokią galimybę anksčiau, bet dabar jos dabar kol kas mes neturim. Ateityje irgi turėsim, bet kol kas neturim. Tai dabar šitoj gal vietoj Daiva jums paims ir padės, jau kai paimsit, nuspręsit, jeigu jūs čia jungsities, jinai jums paims ir pasakys. Beje, pas mus yra vidiniai pinigai, kaip ir daugelyje kompanijų, kad galima paimti ir persiųsti savo uždirbtus pinigus kitam žmogui, nes čia yra birža. Į kito žmogaus piniginę, į savo piniginės, į kito žmogaus piniginę. Tai ir tokiu būdu galima perduoti pinigus. Dabar kur įsivest pasibaigus kontraktui? Irgi bet kur, bet kokiose biržose, kur priima bitcoiną arba bitcoin cash. Bet mes visi esam Safyre, kaip, ne visi, bet beveik visi. Ir žinom, kad Safyras turi tokią programėlę, appą, Nomo app. Ten yra piniginė. Į ten ir rekomenduojam, todėl kad ir Nomo tai yra Zeniko sistemos piniginė, ji irgi yra decentralizuotoj sistemoj. Ir aš, pavyzdžiui, rekomenduoju visiems tikrai naudotis tik decentralizuotom sistemom. Jų nedaug yra iš viso pasaulyje, kol kas, bet dabar visi jau eina į tai. Protingi verslai ir protingi žmonės. O Nomo, pavyzdžiui, programėlį vėl irgi, mesgi turim kortelę, kur galima paimti ir užsisakyti. Ta belimitinė vadinama. 50 000 vienu metu limitas, 1 milijonas vienu metu limitas. Viskas turim praeis 3 metai, praeis 5-7, turim kur įsivest. Aš jeigu, pavyzdžiui, asmeniškai, jeigu bus šita pati bankinė sistema, nors labai abejoju,
aš tikrai jokiais būdais į bankinę sistemą nesivesiu pinigų. Vat tokiose alternatyvose, kokios dabar yra, o gal bus sukurtos dar įdomesnės. Tai va taip. Ar supratot, kodėl čia yra 100% saugumas? Ir kodėl, pavyzdžiui, irgi praktiškai nutrūkti negali šita sistema, negali būti uždaryta. Rasuolė, aš turiu klausimą. Taip, klausimas. Dabar kaip sakei, kad pasitvirtinimą tą reikėtų, jeigu žmogus, klausimas tame, ar kai pakviečia 20, užregistruoja žmonių, sakykime, pakviečia 20 žmonių, ar kai pats 20 nusiperka? Kai pats kontraktų. Kontraktų, supratau. O kviesti galima belenkiek, ne? Kad ir milijoną. Tam ir sukurta sistema, kad paimt, parodyti žmonėms visiems, kad visi paimtų ir būtų turtingi. Nes tiesiog mes gyvenam tokioj sistemoje, nieko nepadarysim, kur pinigai visur reikalingi, mes negalim nieko be pinigų, absoliučiai nieko. Sutinkat su manim, mes degtukų negalim nusipirkti, mes ugnies negalėsim turėti be pinigų. Aš žinau, aš susidūriau su tuo dalyku jau. Taip. Bet tik tai žinai, kas mane, pavyzdžiui, glumina toks dalykas, kad tarkim, aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, nelabai tik tai norėčiau, kad įrašinėtų, bet, yra kaip yra. Palauk biškį, Kleopatra. Žiūrėkit, Daiva, tada mes dabar užbaigiam šitą dalį. Daiva, išjunk įrašymą, paskui, jeigu bus įdomus klausimai, tiesiog įjungs ir bus klausimai atsakymai. Gerai? Tai ačiū labai, kad išklausėt šitos dalies ir mes toliau liekam pasišnekėjimui.